Atvykau į Klaipėdą, kur šiandien bus veiksmo ojojoj ir kiek sužinosim naudingos informacijos, nes mes montuosim elektrinę ir ne bet kokią, o saulės, o kaip tik šiandiena tokia yra, kad saulės zuikučiai šokinėja ant veido, tad jūs greičiau ridenkit savo margučius ir keliaujam prie veiksmo. Labą dieną, Algimantai. Labą dieną. Atkeliavau pas jumis į pagalbą, žinau, kad kažką esat sugalvojęs. Tai ką čia sugalvojat, papasakokit. Nieko čia tokio nėra sugalvota. Nieko. Elektros batareikas. Statysit batareikas ant stogą, ne? Taip. Labai gerą laiką pasirinkot, pažiūrėkit, saulė. Šiandien yra tinkama diena, jau kai pakraustos elektros, kur bus kur dėti. Bus, yra kur čia. Yra elektrinė mašina viena, dar gal atsiras ir kita. Tai kaip jūs čia, Algimantai, sugalvoja tą batareiką savo statytis? Tai va. Pasiūlė kas? Nu, daug kas turi iš draugų, lyg tai atsiliepia, kad neblogai. Kitas variantas, sūnus pernai pasistatė. Aha. Nu, tai kaip gali sūnus tėvą aplenkti? Nu, va. Nereikia pasiduoti. Nereikia, aišku, pasiduoti. Tai, o pasirinkot statyti kažkur ten, ne, ant kitą pastatą? Taip, aš čia pastačiau virš metalinio garažo tokį, nu kaip čia pasakius, pastatas. Pastatą pastatė. Grinai skirtas tam, kad... Elektrinį. Tai elektrinė. Tai pirmą nusprendėt, bus elektrinė, Jo. tai sakot, reikia pasistatyti kur kabinį. Jo, čia toks... Nukreipėt kažkaip... Jau į saulės pusę čia. Tai... Jau nukreipėt, jau žinot, kur saulė čia yra, ne? Tai patari. Viskas, Algimantai, aš nieko nelaukdamas, kol saulė nedingo, einu ieškoti meistrų, einu ieškoti Ritos, tai paskui pasimatysimės dar, gerai? Gerai. Gerai. Rita, tai papasakau, koks šiandien yra planas? Šiandienos mūsų planas yra įrengti Algimantui 10 kW ant stogo, tai yra 21 plokštę. Ir sumontuoti kaupiklį bei hibridinį inverterį. Ant šito stogo? Jo, būtent ant 21 šito. plokštę. Jo, kuris yra orientuotas tiesiai į pietus, kas užtikrina pačią geriausią generaciją. O, labai gerai. O kaip jūs parenkat, į kokią kryptimį reikia? Visada yra prioritetas montuoti į pietus, nes pietų saulė yra pati produktyviausia. Kita vertus, nereiktų nusiminti ir nuleisti rankų, jeigu stogas yra rytai vakarai orientuotas. Tada optimizuojame elektrinę, tai yra dedam pusę modulių į vieną pusę, pusę į kitą, kai kuriais atvejais netgi į rytus daugiau, nes rytų saulė yra produktyvesnė negu vakarų ir elektrinė pasiekia daugmaž panašią generaciją kaip visas 10 kW į pietus. Viskas. Meistrai parvažiuoj, jau pavalgę. Pažiūrėsim, ar turės energijas dirbti prisikirtę. O Mindaugai, ar čia didelę elektrinę montuosit? Ne, čia kaip paprasta fizinio asmens elektrinė. 10 kW tai optimali elektrinė. Tai čia juokas tau. Nu, su hibridiniam sistemom biški yra įdomiau negu paprastas būdavo, nes pasijungimai biški sudėtingesni. Aha. Kas liečia dar pramoniniai dabar yra prasidėję, tai ten dar įdomiau yra. O hibridinė sistema skiriasi nuo paprastos, ne? Visi instaliaciniai dalykai yra biški sudėtingesni negu elektros apjungimai. Lipam į viršų, pažiūrėsim, kaip ten saulė šildo. Tai Mindaugai, esam ant stogo, nuo ko čia viskas prasideda? Pirmiausiai, užlipus prasideda nuo matavimų, kaip susidėlios moduliai. O pavyzdžiui, gali būti užlipai ant stogo ir matai, kad netinkamas stogas, ką daryti reikėtų? Nu, tada tiesiog kalbėsi su šeimininku ir sakai, arba keičiasi stogo dangą, pasiruošia iki montavimų ir tada mes montuojam. O yra skirtumai stogų dangų, kokie jinai turėtų būti? Montuojam ant visų stogo dangų, tai nėra išskirtinės kažkokios. Tai ką, Mindaugai, man čia reikės padėti? Bandyk nešioti modulius į kopėčių. Sunkus moduliai? Apie 30 kg. Gali man parodyti, kaip čia reikia? Nu, aš vieną nunešiu, tu visus likus. Gerai. Bet atrodo lengvesnis, klausyk. Nu, pabandysi suprasti. Traukiai. O, čia, palauk, neskubėk. Aš iš paskos. Gerai, laukiu. Ui. Ne. Čia tik atrodė lengvai, kai Mindaugas traukia. Bet taip nėra. 1, 2, 3. Oba. Oi, ką nesudaužyti? Reikia susimokėti Algimantui už modulį. O, Algimantai. Pamėginsim kavos atsigerti. Pačiu laiku.
pačiu laiku Pačiu laiku. dėkit ant stalą. Va, prašom. Kaip jums atrodo, kaip mums čia sekas? Nu, juk darbs eina, o ką čia daugiau. O kam čia trečiam dar bus? Kas norės? Taip atrodo, kad lengvai. Indija čia va, kaip po keletas plokštės mėta. Tai va. Aš pats pabandžiau, nėra čia taip paprastai. Kai saka, gražu žiūrėti, kai dirba, ne Algimantai, o kai kiti dirba, o. Jiems reikėtų pasiūlyti rimtesnių produktų kokių, bet negali. Kumpiuką kokią lašinę, ne? Jo. Na. Pats pajungimas yra, ne? Ar čia yra svarbiausia dalis? Viena iš svarbiausių. Čia pat užmaitinimas ateina iš tinklo įtampa. Paskui iš čia iškeliauja į vadinamą backup grįžtamasis. Kaip patikrinti? Yra srovė. Kaip tu patikrini? Tikrinam sindikatorių. Sindikatorių, aš tai taršta. Išmanus skaitiklis yra reikalingas tam, kad skaičiuotų namų paėmimo srovę ir atidavimą, kiek galėtų inverteris tai koreguoti, kiek atidavinėti kaupiklį. O paskui yra tam tikra aplikacija, kuri rodo, kas kiek paėmėms, kiek daro, kiek į kaupiklį. Gerai, Rita, pakalbėkime apie mitus. Yra kažkokie mitai apie tas saulės elektrinės? Vienas iš pagrindinių yra apie žmonės, kurie yra tokioje situacijoje kaip Algimantas, kada negauna pilnavertės generacijos į tinklą, tai yra 10 kW galimybę staupyti žiemai arba sekančiai apniukusiai dienai elektros. Komplektas elektrinė plus kaupiklis ir 1 kW į tinklus yra visiškai neatsiperkanti investicija. Tai šitas mitas yra labai gajus ir iš tikrųjų aš jį galėčiau paneigti su begalė argumentų. Pirmas yra tas, kad jeigu pasistatytų tokioje situacijoje elektrinė be kaupiklio, tikrai taip, atsiperkamumas būtų labai ilgas laiko atžvilgiu. Ir neapsimokėtų. Ir neapsimokėtų. Kitas dažnai sutinkamas pasakymas iš žmonių, kad yra prisiklausę iš aplinkinių, kad gaisrai kyla dėl saulės elektrinių. Tai netiesa. Tikrai netiesa. Anksčiau pirmieji moduliai, kai pasirodė, galbūt ir taip. Nes modulių nugarinė dalis buvo plastikinė ir plastikas jisai taip su ugnim susikontaktavęs, jisai dega. Dabar moduliai pats nešiai matė ir kažkas yra degančia. Tai yra visiškai stiklas ir laidai. O laidai pas mus visose moduliuose yra naujos kartos N-type originaliom jungtim. Užsidaro sandariai, oksidacijai ir kažkokiam pažeidimui nėra fiziškai galimybės. Tai tikrai gaisro dėl elektrinės būtent dėl modulio ant stogo tikrai negali būti. Tai ką, Rita, buvo darbinga diena. Ačiū, kad leidot man prisidėti. Puikiai dirbat, pabaiga Algimantas tuo viskuo galės džiaugtis ar ne, o ar jūs norite dar kažko palinkėti? Noriu padėkoti jums už pagalbą, tikiuosi jums buvo naudinga ir žiūrovam taip pat bus naudinga. Ko palinkim žiūrovam? Saulėtų dienų!